balti pavažiavo. Sutikau būti eksperimentuojantis triušis. Mano šaknys kaime. Kaime gimęs, kaime augęs, iš kaimo į vidurinę Lazdijų mokyklą vaikščiojau. Ir man dabar, kai pasižiūriu į kaimą, kartais pasidaro skaudu. Kaimas šitaip tuštėja. Jauni žmonės išvyksta, likę daug tuščių sodybų. Na ir ta mintis, kad tuštėjantis kaimas, mes daug pamirštam tradicijų senų. Man ir paskatino daugiau dėmesio skirt kraštotyros klausimams. Prieš 3 metų parašiau gana išsame savo krašto kaimo Staidarai. Čia tik tai už kapų, paėjus netoli, parašiau Staidarų kaimo istoriją. Buvo kaimo sueiga. Tuos žmonės, kuriuo atsimenu, nuo vaikystės daugumas jau išėjo anapilin. Tikrai buvo labai įdomu pabendrauti. Ir ateity numato kaimo bendryje daryti žygių, kad mano ten tos kaimo istorijos kompiuterinis variantas buvo, kad išleista atskira knyga. Tai galbūt ir įdomu kaimo žmonėms. Na, sekantis toks etapas buvo, parašiau nemažą straipsnį, čia kai skelbiamas tas kraštotyrininkų konkursas, apie mano gimtojo kaimo senų žmonių kalbos ypatumus. Dzūkų potarmė, mes tai iš tikro ne dzūkai, bet esame aukštaičiai pietiečiai. Tik tas mūsų ypatingas bruožas yra dzūkavimas. Todėl ir dar nuo vaikystės, paauglystės, kai ką užsirašinėjau įdomesnius posakius, įdomesnius išsireiškimus, įvairių daiktų pavadinimus, kurie sutinkami čia tik Lazdijų apylinkėse. Ir buvo toks nemažas straipsnis spausdintas Lazdijų reklamos laikraštyje. Tai Lazdijų rajono Staidarių ir Papeččių kaimo gyventojų kasdienės kalbos ir žodyno ypatumai. Kita, kadangi esu lazdijietis, baigęs universitetą Lazdijuose ir gyvenu, ir mano mokykla, dabar Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, man yra išlikę labai daug šiltų prisiminimų apie mokyklą. Tai buvo Lazdijų reklamų išspausdinta tokios pabiros prisiminimų apie Lazdijų Gustaičio gimnazijos senuosius laikus, tai būtent apie vieną 1952 metų abiturientų laidą. Tai buvo labai nedidelė klasė, tik 16 moksleivių buvo, bet iš tų 16 žmonių išėjo į didelės mokslo aukštumas iš vienos klasės 3 mokslų daktarai. Tai čia gana retas irgi atvejis. Na, o bendradarbiaut spaudoj, tai pradėjau nuo mokyklinių metų. Būdamas gal 8 ar 9 klasės moksleivis, parašydavau vieną kitą žinutę apie mokyklos gyvenimą, apie sportinius įvykius ir visą kitą. Tai prasidėjo. Grožinės prozos, pirmieji kūriniai, išspausdinti apsakymai, pirmieji, kai buvo maždaug 19-20 metų. Buvo spausdinti mano literatūriniai bandymai, dabar jis vadinasi Lietuvos rytas, anksčiau buvo Komjaunimo tiesa. Spausdinta Lazdijų rajoniniai spaudoj, spausdinta Alytaus rajoniniai spaudoj, spausdinta Dainavos žurnale vienas kitas darbas. Dar iš kraštotyrinių darbų norėčiau paminėti gana plačią Lazdijų sentikių, tų vadinamų starovierų istoriją. Buvo parašyta, nespausdinta, buvo Dainavos žurnale ir Lazdijų reklamoje. Na, o taip tai rašymas, kažką tai sukurt, palikt, lyg tai ir gyvenimo būdas, pasakyčiau, yra. Nu, periodikoje buvo spausdinta iš vis 4 nemažos apysakos buvo spausdinta, 2 grožinės literatūros knygutės išleista,
Paskui kraštotyrinio pobūdžio knygutė kartu su Birute Vanagiene Dzūkų krašto amatai ir kūryba spausdinta 8 almanachuose. Tai ir Vilniuje išleistuose, ir Alytuje, ir Kaune. Čia almanachas tai daugelį autorių po vieną kitą kūrinį įdėta. Na, su to rašymu kartais ir visą siužetus, įvykius semiesi iš tai, ką matęs gyvenime, ką patyręs. Nu ir kartais net juokingų epizodų būdavo. Vieną kartą, apie 70-uosius metus, tai dabar labai seniai buvo spausdinta mano tokia didelė apysaka Atžalos, 78 numeriai ėjo tęsiniu. Vieną kartą mieste prieina prie mane senyvas žmogus, stvėrėsi man į atlapus, sako, kam tu mane aprašei, aš jo matyt nematęs. O vienas to mano personažų buvo nelabai padorus žmogus ir mėgstantis gerokai stikliuką ir taip. Jis matytas žmogus atpažino save. Aš sakau, žmogau, aš nieko bendro, aš pirmą kartą gyvenime matau. Na taip. Kitas mano hobi tai mažoji aviacija. Kai tik pradėjau dirbti mokykloje, Lazdijų vidurinėje, dabartinėje Gimskų-Stačio gimnazijoje, subūriau aviamodeliuotojų būrelį. Važinėjom į varžybas, visur apvažiuota visa Lietuva. Lazdijų Motiejaus Gimskų-Stačio gimnazijai parvežta maždaug 40 medalių. Ir auksinių, ir sidabrinių, ir bronzinių. Na, tai čia mano lyg tai savotiškas hobi, man didelė atgaiva. Na, iš mano būreliečių, auklėtinių, augintinių, tokie vadinami, yra net pasaulio taurę laimėję. Yra Lietuvos suaugusių čempionų, yra. 3 vaikinai iš mano būreliečių buvusių pasirinkę savo gyvenime aviatoriaus profesiją yra. Vienas mano būrelietis šiuo metu Jurbarko aviacijos klubo viršininkas, skraido visko, kas tik tai skrenda. Vokiečių kalbos mokytojas Teresės Gungapšienės sūnus skrydžių valdymą baigęs. Dabar vienas vaikinas mano būrelietis antram kurse mokosi Vilniaus Gedimino technikos universitete aviacijos fakultete mokosi. Na, o rašymas, tai čia nuo nuotaikos priklauso ir siužetą reikia turėti. Ir man šitą dabar suprantu, labai modernus amžius. Braunasi kompiuteris į mūsų kasdieninę buitį. Į lietuvių kalbą braunasi angliški terminai. Pavaikščiokit Vilniui, pasižvalgykit į parduotuvių iškabas. Nu, retai kur pamatysi lietuvišką. Mane šitas irgi labai kažkaip tai žeidžia, skaudina. Juk mūsų pati gražiausia kalba, jūs įsivaizduojate, daugumoje pasaulio universitetai, kur yra baltistikos fakultetai, ir Amerikoje, ir Australijoje, ir Kanadoje dėstoma lietuvių kalba. Kad išmokti, nes mūsų kalba be galo sena. Jinai turi tam tikrų ryšių su Indijos kalba. Kurgi Indija rytuose toli? O labai daug žodžių yra ta pati šaknis ir net ta pati reikšmė žodžių. Tai va taip ir leidžiu savo senatvės dienas.